Įspūdžiai per varžybas. Iš pradžių atvažiavus tai buvo labai šalta ir galvojau, kaip reiks per tokį orą. Tai gerai, kad pačią pirmą treniruotę nebuvo daug žmonių, tai galėjom greit pasidaryti su programą. Tai nebuvo taip šalta. Bet ant pačių varžybų oras sušilo, tai buvo tikrai gerai. O labai džiaugiuosi šiaip rezultatu, nes pavyko po tokios traumos atsistatyti ir sudalyvauti. Tai džiaugiuosi, kad galiu grįžti į sportą ir dalyvauti vėl. Kokios patirties pasisėmė tose varžybose? Ką parsivežiai? O prasivežiau, truko varžybos žiauriai ilgai, su techniniais nesklandumais. Ir prieš šuolį buvo techninių sklandumų, tai ta patirtis, kad nepradėtis blaškytis, kai yra kažkas prieš patį šuolį ir toliau būti susikaupusiam. Kelionė, kaip supratau, buvo sunkis, komplikuota, kas čia buvo? Labai sunkiai. Pavėlavom, tai yra nepavėlavom, bet pavėlino skrydį. Tada mums pasakė, kad jį mums pakeis skrydį, bet iš tikrųjų nepakeitė. Oro uoste praleidom 8 valandas, bandydami išsiaiškinti, kas bus toliau. Niekas nekalbėjo angliškai praktiškai, viską su translate'u po kelis kartus iš naujo turėjom. Tai galų gale pakeitė skrydį, bet vėl šiandien pavėlino skrydį, vėl nespėjom į kitą skrydį. Ir gerai, kad buvo dar šiandien vakarinis skrydis iš Paryžiaus į Vilnių, tačiau grįžom be lagaminų, nors 3 kartus klausėm, ar tikrai nereiks mums jų pasimti ir iš naujo registruoti. Varžybos baigėsi, šiek tiek pasilsėsi, kas tada? Kitą savaitgalį jau šiaurės šalių čempionatas pas mus organizuojamas, tai truputį atsigauti kelias dienas ir toliau treniruotis. Tai visos varžybos vyko sklandžiai, labai ilgas startas buvo, aišku, 4,5 valandos gal trūko. Tai Martynas pasirodė iš tikrųjų stabiliai labai. Pirmi metai šioje amžiaus grupėje, tai rezultatas tikrai geras. Aišku, nepavyko pakliūti į finalą, aš taip tikėjausi, bet nieko, tai po 2 metų jau, manau, tikrai pavyks. Tai įspūdžiai kokie, sunki kelionė, pavargę, pailsėsim ir dabar Nordikas kitą savaitę. Tai tokie įspūdžiai būtų. Ar yra kažkokie planai Nordikui? Nordikui tai Martynui aukščiausi planai. Man reikia sugrįžti į treniruočių grafiką greitai ir žiūrėsim, kaip bus toliau.